Gerbimiems klausytojams sveikinuosi įsijungę naujausią paketų Lietuva Amerika seriją. Šiandieną turime seną, gerą mūsų ir partijos, ir idėjų, ir bendrai valstybės kūrimo draugė ir kolegė Fausta Šimaitytė, Lietuvos Konrado Adenauerio fondo vadovė Lietuvoje. Taip pat norėjau užbėgti įvykiams už akių ir padėkoti už tai, kad jūs taip painiai pravedėt renginį, tiksliau diskusijas su Jokailu praeitą savaitgalį, girdėjau labai gerus atsiliepimus, dėja aš pats negalėjau būti, bet šiandieną kalbėkime apie kažką, kas dažnai jau matosi žiniasklaidoje, kad atrodo, pradėkime nuo to, kad atrodo, kad Merco vyriausybės Vokietijoje reitingai nėra patys geriausi. Girdėjau ir iš kolegų iš CDU, kad socdemai vokiečių užsispyrė ir labai tempė žemyn šitą visą reikalą. Gal papasakokite giliau, kas pėdedas, kaip čia atrodo ir ar viskas iš tiesų yra taip blogai, kaip mes galvojame, ar kaip mes matome tiksliau. Taip, Vokietija šiuo metu išgyvena vyriausybės krizę, nes pastarosiam savaitėm jau atvirai kalbama apie mažumos vyriausybės formavimą arba net išankstinius rinkimus. Nors kancleris atmeta tokį scenarijų, bet kalbos netyla tiek pas krikdemus, tiek pas socdemus. Ir faktas, kad abudu šie variantai nėra palankus nei Vokietijai, nei Europai. Mažumos vyriausybė būtų tokia pat neįgali priims sprendimus, o išankstiniai rinkimai paralyžuotų šalį ilgam laikotarpiu, ypač turint omeny Vokietijos tą specifiką dėl labai ilgų derybų dėl koalicijos, rinkimų laikotarpiu ir taip toliau. O beje, kita vertus, žiūrint į apklausas, atrodo, kad rinkimus laimėtų AfD. Taip, kad šitie abudu variantai nėra tinkami ir mes labai tikimės, kad koalicija kažkaip ras bendrą kalbą, bet kol kas taip netrodo, kol kas mes gyvenam tikrai turbulenciniam laikotarpį. Bet truputį grįžtant atgal, kodėl susidarė toks laikotarpis, reikia čia išskirti, kad Vokietija išgyvena kelias krizes vienu metu. Tai pirmiausiai užsienio ir saugumo politikos krizė, nes JAV tradicinis vaidmuo traukiasi, permąstoma Rusija ir jos politika. Antra krizė - ekonominė krizė, nes šaly jau įsitvirtino recesija. Pati ekonomikos ministrė kalba apie spartėjančią deindustrializaciją. Reikia įsivaizduoti, kad kas mėnesį Vokietijai prarandama po 10 000 gerai apmokamų pramonės vietų. Ir taigi, kad gynybai išleisti pinigai nekompensuos šitų pinigų ekonomikos augimas. Ir tai yra problema ir saugumo politikai. Ir trečia, kad mes turim ir gerovės valstybės krizę dėl smunkančios demografijos ir perkrautos socialinės sistemos. Taip, kad žvelgiant į bendrą vaizdą, galim sakyti, kad mes ar Vokietija išgyvena istorinį laikotarpį ir momentą, kurį arba galima išnaudoti, taip įsirašyti į istoriją, arba jo nesuvaldyti. Kol kas, kaip minėjau, yra labai stiprios turbulencijos ir vicekancleris Klingbelis pats sako, kad mes gyvenam užblokuotoje valstybėje. Tai reiškia, kad yra visuomenės sluoksnių, kurie iki galo nesuprato, kad pokyčiai yra neišvengiami. Abstrakčiai pokyčių poreikis yra pripažįstamas, bet kai kalba pasisuka ten, jog reikia konkrečiai grupiai konkrečius ribojimus nustatyti, tada jau pereinama į gynybinę poziciją, kad diržus turi susiveržti kažkokia kita visuomenės grupė. Todėl labai sunku reformuoti valstybę. Ir pats Mercas atsidūrė tokiai kryžkeliai, nes jis gauna šaltą dušą tiek iš verslininkų pusės, kas jau buvo tradicinė rinkiminė bazė. Jie reikalauja reformų, bet nusivylę, pavyzdžiui, šią savaitę net trečdalis verslininkų išėjo ir nesulaukė Merco kalbos, nes jie yra nusivylę. Jie mato, kad reformų kokių reikia, greičiausiai su socdemais nepavyks
nuspręsti. Ir iš kitos pusės mes turim darbininkus. Tai vakar Mercas buvo tiesiog nušvilptas didžiausioj profsąjungų kongreso susitikime, kurie ir tas profsąjungų kongresas atstovauja daugiau nei 10% visų Vokietijos darbininkų. Tai, žodžiu, mes tai yra labai sudėtinga dabar situacija, nenoras reformuotis ir tas nenoras reformuotis tam tikrų visuomenės grupių, jis pereina ir į partijas, kaip pavyzdžiui socialdemokratai. Jiems jau yra sunkiau imtis reformų, nes jų nepalaiko elektoratas. Todėl susidarė šitą krizę ir koalicija dabar laikosi ant plauko. Aš labai atsiprašau, Fausta, aš, aišku, gal, žinai, ir šiek tiek vyresnis ir noriu štai tokią optimizmo dozę įnešti, istorinę. Aš prisimenu, kai pati kalbėjai pirmą savo vizitą į Vokietiją su Vincento tėveliu Aidu Polubinsku, buvo pirmas kursas KASO, net Jungė Union organizuotas mums jauniems krikdemams. Aš buvau, mačiau tą Checkpoint Charlie su Aidu, ten dar buvo beveik liekanos to padalinimo. Ir, žinai, aš mačiau Vokietiją baisę, aš mačiau šrioderišką Vokietiją, kuris per mūsų meluodavo. Aš stovėjau prie Amžinatilsio Brazausko, jaunas diplomatas, ir sakė, aš nestatau nieko dėl Nord Streamo. Ne. Ir aš mačiau Vokietiją, kuri pardavinėjo Ukrainą, pardavinėjo, žinai, Sakartvelą, mus pardavinėjo. Dabar šitam visam kontekste karų, aš matau Vokietiją su 4. kariniu biudžetu pasaulyje ir augančiu. Aš matau Vokietiją, kuri kalba, aš ir tą visų sakau specialiai ir nervuodamas amerikiečius, kuri kalba kaip mano Reiganas, kaip mano McCainas, kaip amerikiečiai, nes amerikiečių šiandien vadai kalba, atsiprašau, kartais kaip rusai, naudoja net jų terminologiją. Aš matau Vokietiją, žinai, kuri kūrė brigadą su mumis ir aš dėl ko toks entuziastingas jau rytoj, nes mūsų podcastas bus sekmadienį kartu su Laurynu Kasčiūnu ir mūsų socialdemokratais važiuojame į Bremeną, kur mus pasikviečia gynybos komiteto pirmininkas, jis ten rinktas ir mes kartu su juo eisime į įvairias, susitiksim su įvairiom kompanijom gynybos, su kuriuom norim kurti sportinės gynybinės technologijas, kurių mums labai Europoje trūksta. Tiesiog pokytis yra milžiniškas. Aš netgi svajoju su to pačiu gynybos komiteto pirmininku ir tavo pagalba ir tavo pažįstamų Kizevetrių ir kitų jau lapkritį susitikti čia ir aptarti, kaip mes galime kurti bendrą gynybos politiką, nes mes esame entuziastai tos Europos. Aš matau von der Leyen, pačią proamerikietiškiausią vokietę, kaip komisijos prezidentė, kurių tokių nebuvo. Mes turėjome visai kitokių prezidentų. Tai, pokyčio prasme aš neprisimenu geresnės Vokietijos. Tai ar tu sakai, kad tos visos svajonės gali sudurti į šipulius? Ar tu galvoji, net laikys tas sanitarinis kordonas, kurį jie kūlė kartu su socdemais ir jis jau tiesiog bankrutuoja kaip modelis? Aš nemanau, aš manau, kad šitas sanitarinis kordonas dar laikys ir kaip prognozuoja įvairūs strategai, kad sekančiuose rinkimuose, kurie numatyti 29 metais, šitas kordonas dar turi laikyti, nes politinis centras kažkaip jis turi susitarti, bet jau dar sekančiuose rinkimuose, jeigu šita tendencija nemažės, tai vargu ar įsilaikys. Tai reiškia, kad visais būdais dabar reikia mažinti ir šitą tendenciją, nes su kiekvienu prarasta darbo vieta auga automatiškai AfD reitingai. Ir užsienio politika yra vidaus politika pirmiausiai. Tai kažkaip Mercas ir partija turi rasti drąsos ir susitarti su socdemų partija, nes alternatyvų šiuo metu nėra, kaip tik susitarti. Nes alternatyva būtų iš tikrųjų AfD. Bet jo saugumo politika
yra pasikeitusi kardinaliai ir aš manau, kad tai yra galbūt net pirmas toks šansas Lietuvai, galimybių šansas, kai Vokietija yra atvira, kai jinai formuoja savo politiką ir mums tai yra šansas prisidėti prie strateginės darbotvarkės formavimo. Kol kas Vokietija rodo savo finansinį svorį, bet iš mūsų pusės mes galim prisidėti strateginiu mąstymu. O ir ar sakytumėt, kad dabartinė valdžia Lietuvoje prisideda prie to strateginio mąstymo vystymo ir ar mes iš tiesų, klausimas labai paprastas, ar mes dabartiniai savo būsenai elgiamės tinkamai ir išnaudojame visas įmanomas galimybės, o jeigu ne, ką mes galėtume padaryti daugiau? Mes tikrai dar neišnaudojame visų savo galimybių. Ta rodo vien tik nesenai atliktas tyrimas Vokietijoje, kad Lietuvos žinomumas dar yra be galo ribotas. Tai mums reikia kurti žinomumą visais sluoksniais įmanomais, per kultūrą, per sportą, per, žinoma, ekonomiką, per įvairiausias sritis. Mūsų autoriai, rašytojai turėtų rašyti straipsnius į Vokietijos didžiausius laikraščius, ten formuoti mąstymą, nes tik bendras mąstymas mus iš tikrųjų apsaugos ir sujungs. O kalbant apie politikus, labai dar mes neišnaudojam parlamentinės diplomatijos. Tuo pačiu aš noriu padėkoti Žygimantui, kad jis rado net keletą formatų ir Lietuvos Vokietijos forumas, kuris prisideda prie santykių gilinimo, ir Ukraine United, tas Ukrainos forumas, kuris irgi apjungia Europos deputatus, bet ir Vokietijos. Bet mums dar reikia įdėti daugiau pastangų ir taip pat iš kitų partijų, nes nepamirškim, kad Bundestagas, Vokietijos parlamentas, yra vadinamas Bundesweras yra Bundestago kariuomenė. Ir Bundestagas yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos saugumu. Nes niekur Europoje nėra daugiau kontroliuojamos pajėgos negu Vokietijoje parlamento. Ir mums svarbu, kad Bundestagas nemažintų paramos ir kritiniais atvejais nedvėjotų. Ir konkrečiai dabar kelis galiu pavyzdžius pasakyti, kodėl Bundestagas yra svarbus. Pirmiausiai, brigados dislokavimui, nes brigados dislokavimas yra politinis įsipareigojimas, kuriam reikia nuolatinio finansavimo, tą gali užtikrinti parlamentas. Antras svarbus momentas, nutikus labai rimtai situacijai Europoje, Bundestagas 2/3 dauguma turės suteikti mandatą karinių pajėgų dislokavimui Lietuvoje. Ir apskritai Bundestagas yra tas, kuris reaguoja į pasikeitusią saugumo situaciją. Pavyzdžiui, skelbia nepaprastąją padėtį. Bet ir nelaukiant tų kritiškų momentų, Bundestagas labai svarbus kasdieniniam darbe. Pavyzdžiui, Bundestagas tvirtina pirkimus karinėms pajėgoms skirtoms Bundeswehrui. Taip, kad yra labai svarbu palaikyti su Bundestagu gerus santykius ir nepamirškim, kad Bundestag yra 630 narių. Labai daug. Ir mums reikia 2/3 svarbiems sprendimams. Taip, kad visos partijos, ne tik konservatoriai, turi palaikyti gerus santykius su deputatais ir ieškoti naujų kanalų. Gal tada tikrai daugiau į pabaigą apsikeisim komplimentais. Leisk ir man, Fausta, tavo asmenį padėkoti Adenauerio fondui, kuris vienintelis iš visų politinių fondų, visų kitų šalių politinių fondų, nepaliko mūsų niekada per visus šitos 35 metus, dar turi netgi 2 ofisus,
vienas dirba ir su Baltarusija, amerikiečiams dar labai toli iki jūsų, dabar ypatingai pasišaugo atstumas. Bet vat ką pati pasakei, iš tikrųjų grįžtam prie tos senos ir sunkios minties, bet labai svarbios. Mes faktiškai Lietuvoje vokiečių žinome labai plačiai, jie mums pakeitinėja amerikiečius, aš netgi sakyčiau taip liūdnai ir Britus po Brexito, mes anksčiau nemažai reikalų Europoje tvarkėm per Londoną, dabar tvarkom per Berlyną. Bet mums su savo mažesniais resursais reikia būti žiauriai aktyviais dirbant su to didžiuliu Vokietijos kūnu, jos žemėse, atskirose partijose, think tankuose, žiniasklaidoj, kad jie sužinotų. Pavyzdžiui, ta pati brigada, man dažnai vokiečiai sakydavo, Žygiai, jūs turite reklamuoti tą brigadą pas mus, kokia jinai sėkminga, kaip čia jūs fainai priima, nes nelabai daug ką žino ir tiki. Jūs turit sugrįžti. Tai nerealtus to forumo buvo Münchene praeitais metais, dabar keliaujame Bremeną, bet man ambasadorius Podžiūnas priminė, Žygiai, jau kada nors nukeliausti į tuos AfD regionus, į visas tas Saksonijas, kur ten tie, kabutėse grožiai dyksta, tai aišku, čia mums visiems paskatinimas, kurie ir girdi, ir klauso, ir myli tą Vokietiją, kad mums reikia įkvėpti vokiečius didesnį lyderystį grįžtant į Vokietiją. Nes mes manome, kad čia viskas tvarkoj, bet nėra tvarkoj. Reikia dar daug padaryti, kad jie eitų mūsų keliais. Tai tikrai ačiū už tą patarimą. Ačiū. Darbą. Bet tu dar nori ką nors apie krikščionių demokratų viršenybę ir iš kitų partijų? Būtent. Tai bendrai žiūrint, aišku, labai gaila dėl reitingų, dėl krizės dabartinės, bet gal galėtų, nes aš pastebėjau, kad ir Lietuvoje esančiam diskurse kažkaip atrodo žmonės neužtikrinti, kad Merco vyriausybė išliks ir bus stipri. Tai gal primintumėt, kodėl būtent CDU, CSU yra iš esmės vienintelis variantas Lietuvai, su kuriuo mes turėtume dirbti ir už juos kovoti, kur tik da galėtume. Kodėl CDU yra reikšminga ir svarbu mums ir mūsų valstybei? CDU partija yra didžiausia partija Vokietijoje, sukaupusi didžiausią patirtį, turinti didžiausią svorį, kaip partija turinti didžiausius struktūrinius tinklus visoje Vokietijoje. Todėl mums labai svarbu tiek su ją dirbti, tiek ir ją stiprinti, nes labai gaila, kad pastaroji krizė lėmė ir tam tikrą partijos krizę. Pastaruoju metu iš partijos išeina 10 000 narių ir generalinis sekretorius Linemanas užvakar pasakė, jog jeigu tendencija tęsis, CDU gali netekti net 50 000 rinkėjų. Tai galbūt mes ir vieni kitus galim įkvėpti, motyvuoti, pasidalinti patirtim, kaip išlikti aktualiems ir stipriems, nes manau, tai yra labai panaši tendencija visoje Europoje ir Lietuvoje, kad šitas spaudimas iš populistų auga. Ir čia pabaigai iš mano pusės visiškai taip, kaip Faustas sako, neužmirškime, kad būtent vokiečiai faktiškai labai daug prisidėjo prie mūsų partijos stiprybės ir vienybės, būtent vokiečių krikdemai pasikvietė mus į Adenauerio vilą prie Komo ežero, čia Kubiliaus laikais ir pasakė krikdemam ir konservatoriam ir kitiem vienykitės, jeigu norit išlikti. Mes išlikom jų dėka, galima sakyti, o jie faktiškai dabar kenčia tas krizės, nes ta vienybė jų kūne susvyravo, suaižė, ir AfD dalis yra iš krikdemų, dalis net iš žaliųjų yra lyderių iš buvusių krikdemų, tai mums reikia dažniau grįžti į Berlyną ir, čia jau net ir neironizuojant, mane neseniai, net ir nesakiau Vincentui ir Faustai, IPP mane paskyrė koordinatoriumi
visos EPP šeimos rašyti raportą, kaip sustiprinti visos EPP ryšius su Amerika ir Kanada. Mane, lietuviai, ne rytus, bet apie Kanadą. Kaip tik va, mūsų podcast'o tema, kaip sustiprinti vokiečių ir kitų ryšių su amerikiečiais, nes ta drama gilėja, jeigu jinai pagilės ir jeigu dar vokiečiai liks suskilę, tai čia mes visi liksim prie suskeldytos geldos, bet vat, ta mūsų patirtis bendravimo su amerikiečiais, bandymo atvesti juos į protą arba sufokusuoti mūsų regioną, na vis tiek labai svarbi tom didesniam tautom, kurios neturi, kurios, pavyzdžiui, kas trečias amerikietis yra vokiečių kilmės, jeigu ką, ja. Tik jie nesusibūrė į tokius kūnelius lietuviškus, lenkiškus, žydiškus. Jie neveikia kartu, jie įsisklaidė, jie nori, ir jie dabar nežino, ką daryti su ta Amerika, kuri kartais ima ir tą Berlyną ne į tą pusę pasiunčia. Tai žodžiu, na, reikia ir mums suprasti, kad vokiečiams ir mes turim padėti, kiek mes galim, kaip tu gerai sakei, neturim to savo didesnio kūno, bet turim patirtį, turim išminti, išgyvenimo instinktus tokius, tai turime dirbti kartu, kad išgyvent. Tai tikrai ačiū labai, Fausta, esi pati geriausia vokiečių specialistė Vilniui, Lietuvoje, skaitom tavo visus straipsnius, Facebooko įrašus, geresnių nėra, daug dievė, valstybė turėtų tokių žmonių kaip tu.